generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Apsaugok save ir savo turtą. Vilniaus ginklai. www.vilniausginklai.lt. Sveiki visi. Įpusėjo rugsėjis. Gamta po truputėlį puošiasi rudeniškomis spalvomis. Kur nekur žalias rūbas jau apsitaškė geltonomis ir raudonomis puokštėmis. Teoriškai jau medžiojame stambiuosius miškų galiūnus, briedžius ir elnius. Tačiau iš tikrųjų šių gyvūnų medžioklė prasidės tik tai rujos metu po šalnų. Na, o dabar vis dar populiarios ančių medžioklės. Tauro rago laidoje. Jeigu pamatysit didžiąją antį skrendančią kažkaip ne taip, apsirūkusią žolės, tai tos antys nešauna. Ančių medžioklės pačiame įkarštyje. Šį sekmadienį medžiosime Dzūkijos krašte Dauguose. Vieną įsitraukiau, antrą dar reikia šuns pagalbos. Ančių medžioklė nemiegaliams. Norint, kad laimikis būtų skaitlingas, jau ankstyvą rytą reikia stovėti prie kūdros ir laukti kylančių arba iš maitinimosi vietų jau grįžtančių, besileidžiančių ančių. Paskutinį vasaros savaitgalį būrys medžiotojų, tame tarpe ir mes, susirinkome medžioti ančių Alytaus rajone netoli Daugų. Kodėl pas jūs šitas ruduo? Dėl to, kad ruduo, širdyje ruduo. Prezidentą rašysim pirmų numerį. Davai. Pirmas tas leistų Kokietė. Ieško turtingo kavalierių. Jau vdrug raguota antis. Pirmais ragais, ane? Nu. Gali pats raguotas likti išvažiavęs antrą nakties. Ką tik kelias jau vietoj. Savadas greitas? Nu jo. Tamsta buvo 25 metų. Miegasi tau smagiau, ne? Kaip dėmesį, va, labai pagašinė. Gal skambina, gal pasiklydo. Labas rytas visiems išdrįstusiems taip anksti atsikelti ir susirinkti Dzūkijos žemėje į puikią, aš manyčiau, puikią ančių medžioklę ir puikų rytą. Šiandieną medžiosim AB Daugų žuvūkio tvenkiniuose, medžiosim antis. Šios dienos medžioklės vadovas yra Stasys Gudzinevičius. Labą rytą visiems. Leiskit pasveikinti visus su gražiu sezonu paukščių, kuris, žinoma, leidžia šiai dienai medžioti, sakykime, tik tai 4 paukščius. Antis didžiasias, rudagalvės ir rudagalvė ir ryžagalvė pyklė. Tai šiandien tvenkiniuose tuos paukščius ir medžiosim. Šiaip antys migruoja tarp tvenkinių ir atsistojus pasirinkus vietą galima sulaukti ir padaryti taiklų šūvį. Visi pasižiūrom ir užsidedam raudonas juostas ant kepurių. Kas neturi, dedam liemenę. Jeigu kas iš vis neturi, yra pas Raimundą. Antį šaudom ne žemesniam kaip žmogaus aukštį. Nukritusią antytę dašaunant pasižiūrėti reikia labai įdėmiai pasižiūrėti, kadangi tvenkinių teritorijoje dar yra ir sargai. Nu ir žinoma, geriausiai supranti 4 į finalą ir dėl dzūkiškų taurių
yra paruoštos tokios specifiškai dzūkiškos taurės ir diplomai. Tai kągi, visiems gero ryto. Paskui mane nesekit, seksit paskui Stasį. Trumpam paliekame ir medžiotojus, ir antis, keliaujame į reklamą. Parduotuvė Sava sodyba Šiauliuose pavasarį sutinka su atsinaujinusia prekių pasiūla. Čia tikrai išsirinksite kokybišką sodo bei miško techniką lanksčiausiamis kainomis. Prekiavome žoliapjovėmis, vėjos traktoriukais, krūmapjovėmis, benzininiais pjūklais, kultivatoriais, motoblokais ir kita patikimų gamintojų technika. Gal pradėkim pristatymą nuo Hitachi elektrinių įrankių. Hitachi elektriniai įrankiai gaminami Japonijoje ir šis prekinis ženklas populiarus visame pasaulyje. Gana patrauklios kainos ir žinoma firma Lietuvoje. Parduotuvėje Sava sodyba taip pat gausus motoblokų ir kultivatorių pasirinkimas. Motoblokai rusų gamybos, baltarusių ir prancūzų firmų. Čia įsigysite ir patikimą vėjos traktoriuką. Visą tai rasite parduotuvėje Sava sodyba Šiauliuose, Tilžės 99 prie Senojo viaduko. Toyota Hilux – tikro medžiotojo automobilis. Sveiki medžiotojai. Pristatau Jums labai viliojantį pasiūlymą. Vilniaus ginklai ir ČZ ginklų gamintojas skelbia akciją medžiokliniams šautuvams. Jau dabar ČŽ 550 liuks modelis, kainavęs 2750 litų, akcijos metu kainuoja tik 2200 litų. ČŽ gamintojo ginkluose, laikui bėgant, metalinių detalių nepakeitė plasmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis yra dengtas juodu chromu. Tai suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei bei ilgamžiškumą. Laukiame Jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Ankstyvą šeštadienį rytą atvykom į Dzūkiją į svečius medžioti ančių. Dervai nebelaiko, nes kaimynai aplinkui šaudo antis, o pas mus jos neskrenda. Tikriausiai kažkur tai muštė specialiai pasiuntė į tokią vietą, kur ančių nebūna. O dar tada pasakau. Labai gražus rytas. Laukiam, kol pradės šviesti saulė. Vieną įsitraukiau, antrą dar reikia šuns pagalbos, greičiausiai. Tai galima ir pačiam nusirinkti pulką. Galima, bet ne tas. Nu, vasarą dar šiek. Pirmi šūviai buvo sėkmingi, paskui biškį patyt. Azartas tai. Tik ranką padirbėjo. Tai šunį per žemai mečiau. Ar antis per aukštai skraido? Bet iš savo 16 pašalinti sužaislinką. Nu, tai vienas ambisis nekala, paskui kitą, žinai, dėdi.
Pradžiui čia kokia bandai, pasidė, matėt, pačiu, kad tik atsistojom tik. Širnu? 15 ančių. Paryk. O, yra. Nėra. Jos prieš vyją kyla. Jis virš mano medžio. Turbūt pušės. Tik nuik. Žuvies kur kas daugiau tvenkiniuose nei ančių ore. Štai, laimikis buvo ir taiklių šūvių. Dešimt šūvių, viena antis. Šaunu, šuniukas dirba puikiai. Ko daugiau reikia? Kaip su šuniu pats medžioju, pasidresiruoju. Tai nepasidresiruosiu, kito klausys ne manęs. Skraidė nemažai, paukščių tikrai nemažai buvo. Kaip tokiuose dideliuose tvenkiniuose, plotuose dideliuose tokiuose, tai labai neblogai, tikrai. Nes tokiuose sunku tikėtis daug, nes tvenkiniai dideli. Geriausiai jau sustatė, geriausiai vietoje. Ai, kitur. Pirmas prizas, šiaip atkreipėm dėmesį, kas šiandieną kaip elgėsi. Ir pirmas prizas tai yra šios dienos medžioklėje, tai yra prizas linksmuolio medžioklėje, tai kurį, manytume, reikėtų įteikti Borisui Kęstučiui. Geriausias Ačiū. Linkim ir toliau taip. Ne, geras nusiteikimas. Svarbiausia. Daugų, daugų žuvis, paukščių globėjo prizai yra 2. Tai gerbiamui Dudučiui. Mes džiaugiamės, kad lieka
Mes džiaugiamės, kad tamsa taip sėkmingai. Ir paukščių globėjo prizas gerbiamui Leščiui. Taip, dabar taikliausio prizas tampa, vienu žodžiu, Stasiui Gudzinevičiui. Tenka man jam įteikti. Ir šiandieną medžioklės karalius, nusipelnytai, vienu šūviu vieną antį, kurį pats surado, yra gerbiamas Kęstutis Petelis. Čia dar geriausio šunio prizas, ne? Čia olimpinis. Krito 12 ančių, prašome jas pagerbti. Ir šios dienos oficialią medžioklę laikome užbaigtą. Gerai, kad klauso. Savo tai gal taip. Šiandien vyko labai faina medžioklė, kurią organizavo Medžiotojų sąjunga Gamta. Susirinko galbūt toksai nelabai gausus būrelis medžiotojų, bet buvo gausų šūvių, kažkiek tai nušovėme ančių, praleidome šauniai dieną. Šiuo metu vyksta lėkščiučių šaudymas, visi labai entuziastingai nusiteikę, laukia atsigriebti tas, kas nenušovė ančių, galbūt geriau pasieks nušauti molinius karvelius. Tikėsimės, kad kas neiškovojo karaliaus vardo medžioklėje, iškovos galbūt šitoje molinių karvelių šaudymo rungtyje. Labai gražu šiandieną, kad po ančių medžioklės, kuri aišku taip pat buvo šauni, dar sugalvojome suorganizuoti pašaudymo lėkštutėmis. Kai kuriem tai buvo pirmas kartas, pavyzdžiui, man. Buvo labai smagu. Beje, šaunūs rezultatai jūsų? Na ir kaip jūs manote, kaip, ar gražus toks dalykas, kaip čia viskas vyksta, kad dar medžioklės, dar kažkokia tai papildoma veikla organizuojama žaidimai? Be abejo, aš, kaip sakant, mano asmeninė nuomonė yra tokia, kad visą laiką kuo daugiau šūvių į netikrus taikinius, negyvus taikinius, manau, medžioklėje bus mažiau sužeistų žvėrių, netgi varaminėse medžioklėse. Galbūt ir antis, be abejo, jis neskrenda taip kaip lėkštutė viena trajektorija, jis skrenda šiek tiek kitaip, bet, kaip yra pasakyta tokia viena sena rusiška patarlė, aš ją pasakysiu lietuviškai, sunku pratybose, lengva mūšyje. Taip, kad treniruotis vis dėlto reikia ir va tokios pramogos ir netgi net ne pramogos, o laisvų laikų tikrai reikia važiuoti šaudyklą ir po 50 ir kažkiek ten tų šūvių tikrai padaryti. Tikrai nepakenks visiems medžiotojams. Na ir patiems medžiotojams tikriausiai yra labai smagu leisti laisvalaikį. Ne tik tai prie stalo sėdėti ir aptarinėti medžioklės rezultatus, bet vat ir pabandyti pažaisti žaidimo formą. Taip, be abejo, nes bet kokia atveju, kai yra didelė kompanija, 20 ar panašiai žmonių ir ten, kai tarp kelių žmonių vyksta šūviai taškas ir taška, ten atsiranda kažkokie lyderiai. Taip, azartas jisai sveikintinas dalykas.
man gausi pirmasis ir pusę sekundės. Čia pusę sekundės galėtų. Šauno šauliai, rikiuot! Gerbiami medžiotojai, įvyko tarptautinės stendinio šaudymo varžybos ančių sezono medžioklės atidarimo proga. Varžybų vieta AB Daugų žuvis tvenkiniai. Po intensyvios ir aktyvios kovos 3 vietą užėmė Audrius Sirutkaitis. Antrą vietą užėmė Mindaugas Tarasevičius. Už Lietuvą. Už Lietuvą. Ir pirmą vietą užėmė tarptautinių varžybų nugalėtojas Gedvydas Petelis. Ačiū. O kur medalis? Čia medalis. Čia medalis. Taurė. Majamis Lietuva. Majamis Lietuva. Nu kągi, ačiū visiems už dalyvavimą. Rugsėjo 8-9 dienomis keletas medžiotojų buvome pakviesti į Bialystoko medžiotojų šventę. Lietuvos medžiotojų sąjungos delegacija ir miškininkų Marijampolės urėdijos delegacija dalyvavo 2 dienų susitikimuose Knišino girioje. Šeštadienį įvyko mokslinis seminaras, tema Lenkijos ir Lietuvos medžiotojų bendros istoriniai šaknys iki 1795 metų. Dalyvavo taip pat svečiai iš Baltarusijos ir buvo skaitomas seminare medžiaga ir pasisakė nemažai miškininkų ir medžiotojų įdomiom temom. Toks seminaras, kuriame minima medžioklės istorija, įvyko pirmą kartą. Šitą susitikimo Huberto minėjimo šventė Čarna Bialystockoje įvyko 6. kartą. Ta proga įdomioje bažnyčioje, kurių yra Europoje 2, nes papuošta medžioklės trofėjais, buvo Lenkijos auksinio elnio ordino kavalieriai. Nu ir tas susitikimas buvo įdomus ir vyko 2 dienas. Tiek trumpai apie mūsų viešnagę Lenkijoje. Įspūdžių daug, todėl apie medžiotojų šventę kaimyninėje šalyje, medžiotojų papročius ir tradicijas, mus siejančią istoriją pakalbėsime kitoje laidoje. Anei plauko jums, anei tauko. Iki. Nebuvote medžioklėje? Ne bėda. Foto, video kamera, breser, ne viena akimirka neliks nepastebėta tiek dieną, tiek naktį. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.